Sveiki visi, tai šiandien noriu pasidalinti būtent kaip pavyko uždirbti $400 futures markete, pasikliaujant naujienomis, techninę analizę ir būtent savo modeliu. Visą šią savaitę turėjome VN-Vinus, kurią galite pamatyti čia ir nieko nelaukite tuomet, šokame į marketą. Taigi, kaip visada, prieš marketą pradedam žiūrėti nuo didesnio time frame, aš mėgstu nuo daily grafiko pasižiūrėti, kurioje vietoje mes esame. Tai visą praeitą savaitę buvome all time highs ir po to šiek tiek turėjome displacement į apačią. Tačiau pasižiūrėjus 4 valandų grafiką, mes šioje vietoje, lyginant su koreliuojančia pora, tai ES, kitaip S&P 500, tai turėjome SMT šioje vietoje, tai gaunasi didesnio time frame, kuris indikuoja būtent, kad mes esame šiek tiek bullish arba bent jau displacinsim link viršaus, plus kadangi turėjome kritimą į apačią, žiūrint nuo pat viršaus iki apačios, tai mūsų equilibrium lygis yra ties mūsų bearish fair value gapų. Dažniausiai fair value gapai šaukiasi būti patikrinti, kadangi ten daug orderių yra neužfilinta. Tai kartu žiūrint daily time frame, susijęjam du dalykus, tai bearish fair value gapas, kuris nebuvo retestintas, ir equilibrium, ne? Tai jau indikuojantis būtent į bullish, jas būtent išklierino ją ir kaip matom, šiandieną mes nesulaužėme SMT, ne, būtent ant NQ, tai mūsų jau kaip ir daily atžvilgiu aš esu šiandieną bullish prieš marketą, viską ką matau. Tada lendant gilin, mes ieškome jau grinai confirmation'o, ne, kodėl turėtume atidaryti long poziciją daugiau negu shortintume, kad sulygintume, kur mes esame, ne. Tai žiūrint į 15 minučių time frame, mes turėjome visą šią low resistance liquidity praklėrintą čia, ne, čia. Tuomet vakarykštį low prasiklėrinom ir iš karto matom displacement į viršų. Šioje vietoje turime change in the state būtent 15 minučių time frame. Taip. Plius dar 30 minučių time frame, ne, mes turime šioje vietoje bullish fair value gapą, nuo kurio irgi rejectinomės, tai gavosi retestinom ir respektinam 30 minučių bullish fair value gapą, plus turim sell side liquidity prasweepintą, ne, internal, plus change in state, tai aš jau 100% esu šiandieną prieš marketą bullish, ne, tai overnight sesijoje visoje London sesijoje ypač buvome kaip ir konsolidacijos tokiam periode, kadangi dar esame 1 valandos, turime čia bearish fair value gapą, tai realiai visa praeita diena ir šiandieną tokia kaip ir akumuliacija buvo šioje vietoje, ne? Tai, bet aš labai stipriai nesureikšminu šito, žinoma, bet kokiu atveju reikia respektinti bullish fair value gapą, bet kažkokio didelio dropo po retesto mes ir neturėjom. Tai šitas indikuoja visgi bullish. Taigi, London sesijoje mes šiandieną konsoliduojamės, ne? Ir tada lendam į 1 minutės time frame ir marketas šioje vietoje atsidaro šiandieną, ne? Tai būtent vėlgi visą akumuliacijos low resistance liquidity mes praklėrinam, žiūrint internalą, ne? Čia sell side liquidity buvo būtent praklėrinti ir tuomet šioje vietoje mes turim change in the state, ne? Dabar, ką aš dar žiūriu, aš tokį S&P profile naudoju būtent sesijoms pasižiūrėti, ne, kur mes esam. Tai visa Asia low and London sesijos low vis dar liko apačioje, bet mano tikslas buvo būtent per open žiūrėti London sesijos high. Ir kadangi viršui praeitos dienos turėjome visą New York sesijos highs, London sesijos ir Asia highs, nepraklėrinta, tai aš targetinausi didesniam trade'ui į vakarykštės London sesijos highs, ne? Taigi, šioje vietoje aš atidariau trade'ą būtent ant change in state, kadangi mano confirmationai buvo sell side liquidity praklėrinti
Marketas atsidarė, kaip ir visada sakiau, jeigu marketas nori kilti į viršų, tai pradžiai mes tikimės, kad padarys manipuliaciją į priešingą pusę ir tada kilsim į viršų, arba atvirkščiai, jeigu mūsų planas shortinti, nežiūrėti į apačią, tai tikiuosi manipuliacijos į viršų ir tik tada į apačią. Tai būtent šiuo atveju taip ir buvo, visą čia matome manipuliaciją, būtent išklerinom visą internal sell side liquidity, ne? Ir būtent šioje vietoje turime change in state, šioje vietoje atidariau aš long poziciją. Mūsų targetas turėtų būti kaip ir šiandienos London highs, ne? Bet kadangi risk and reward ratio yra tragiškas, ne? Tai aš tada targetinausi būtent į vakarykštę London high sesiją, kadangi low resistance liquidity žiūrint turėjome visiškai nepraklierintą, ne? Plus, to dar paminėsiu. Taigi čia mano buvo take profit, ne? Čia risk and reward ratio šiandieną nebuvo geros kondicijos, tik 1.6, bet būtent kartais, kodėl aš dabar buvau tuom tikras ir pasitikėjau būtent šią poziciją nes aš dažniausiai mėgstu bent jau 2 risk and reward ratio, geriausiu atveju ir daugiau, bet jeigu tai pagal mano planą ir strategiją, ne? Bet šiandieną turėjom tokį, galima buvo targetinti ir Asia highs, bet mano toks principas tradinimo, ne? Tai plus dar šiandieną turėjome naujienas 5 valandą būtent apie reitus, ne? Tai dažniausiai reitus mažina ir marketas kyla, kaip ir kriptovaliutų, pasižiūrėjau irgi dabar marketą, tai kriptovaliutos irgi kyla, viskas kyla. Tai tas man dar indikuoja, kad šiandieną marketas turėtų pumpinti į viršų, plus kai matome low resistance liquidity viršuje nepraklėrinta jau keletą dienų, tas dar labiau man pakonfirmina. Tai būtent sualininam visų mano daily techninę analizę, internal techninę analizę, news, ne, ir mano modelį, viską, ką matau, tai viskas tas yra manipuliacija padaryta, change in state, atidarau poziciją, targetą turiu praeitos sesijos London highs, ne, liquidity, low resistance ir mes kylam į viršų, dėja šioje vietoje turėjome kritimą prieš pat news, aš jau tikėjausi šitoje vietoje pasimti profitą, bet turėjome kritimą ir atsidarė news lygiai 5 valandą ir šovė strėlė į viršų, realiai kosmiškai visą low resistance liquidity prasvipino, kaip matom čia, ir mūsų targetas buvo pasiektas. Tai būtent šiandieną toks buvo įdomesnis atvejis, kai viskas taip kartu susideda ir būtent paprasta ir galbūt aiškiau galima paaiškinti, kaip galima susijęti visus dalykus, kai būtent į tavo norimą poziciją, tai svarbu ne tik skaityti marketą, bet ir domėtis šiek tiek, kas vyksta outside the market, ne, tai būtent šitas dalykas. Dabar kitas klausimas gali kilti, kodėl tu treidini per news, treidini per profirmas, kodėl tai leidžia, tai kiekviena profirma turi savo stricted rules, ne, tai aš treidinu Futures Elite profirmą, ir kuri turi savo economic calendar, per pačią platformą gali pasižiūrėti, ne, tai ten nurodo, per kokius news tu negali treidinti, tai šiandienos rates news būtent nebuvo įtraukti, tai ten dažniausiai būna FMC, PMI ir taip toliau tie didesni news, ant kurių neleidžia treidinti, ne, ant funded accountų, bet šiandienas galima buvo treidinti, tai viskas svarbiausia sužiūrėti, kad paskui nebūtų problemų norint gauti payoutus. Tai vat. Tai tokie dalykai, jo, $400 pelno, visa ši savaitė buvo pelninga, visos 5 dienos, tai labai dėl to esu laimingas ir tiek iš šiandieną iš manęs. Tai dėkoju Jums, kad žiūrėjot ir prisijungite mūsų Discordą, ten bendraujam, pakalbam, padedu aš, jeigu kažkam kažko reikia, šiaip žmonės visai malonus, vieni kitiem patarė, jeigu kyla klausimų, padiskutuojame apie treidus, apie marketą, kaip sekasi, dalinamės rezultatais. Pasidžiaugiam, kai kažkas tampa funding, kažkas gauna sertifikatus profirmose, payoutus, žodžiu, viskas labai linksma, tai gražaus savaitgalio ir iki.